pamaldas. Dėkojam Viešpatie tau už šitą rytą, Viešpatie meldžiam palaimink mus. Kalbėk mums Viešpatie per savo žodžius. Te būna tavo vardas išaukštintas šį rytą. Dėkojam už tavo malonę susirinkti, už savaitę Viešpatie. Būk išaukštintas, pagarbintas. To meldžiame, dėkojam tau per Jėzų Kristų mūsų gelbėtoją. Amen. Pagiedokime Viešpačiui giesmes. Tavo
psalmę kviečiu Dianą paskaityti psalmę. Netgi tu paskaityk. Psalmę pasimelst, prisisėti mikrofoniuką. Prašau. 14 psalmė. Kvailys pasakė savo širdyje, nėra Dievo. Jis sugedo, elgėsi bjauriai, nėra kas gerą darytų. Viešpats pažiūrėjo į žmones iš dangaus, kad pamatytų, ar yra kas išmano ir ieško Dievo. Jie visi nuklydo, visi kartu sugedo, nėra darančio gerą, nėra nė vieno. Ar nesupranta piktadariai, kurie mano tautą ryja kaip duona ir nesišaukia viešpaties? Jie buvo labai išgąsdinti, nes su teisiaisiais yra Dievas. Jūs laikote nieku vargšą, bet jo priebėga yra viešpats. O kad iš Siono ateitų išgelbėjimas Izraeliui. Kai viešpats išlaisvins savo tautą, džiaugsis Jokūbas, linksminsis Izraelis. Ačiū tau viešpatie už šią psalmę, už tai, kad viešpatie mes galėjome pažinti tave, kad buvom kaip tie neišmanėliai, kad visi galvojom anksčiau, kad nėra Dievo ir buvom kaip tie kvaili žmonės, nežinantys viešpatie, koks tu esi geras, koks tu mylintis ir kaip tu viešpatie atsiuntei savo sūnų į žemę, kad paaukotų viešpatie auką ir kraują pralietų dėl mūsų ir išpirktų mūsų nuodėmes. Ačiū tau viešpatie, kad esi toks gailestingas ir rūpestingas, maloningas Dievas. Tau visa garbė ir šlovė per amžius tekyla. Ačiū per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Amen.
liksiu su tavim, nes nenoriu būti jau niekad toks, koks buvau. Atiduodam gyrių tau, atiduodam gyrių tau, atiduodam gyrių tau. Atiduodam gyrių tau, atiduodam gyrių tau, atiduodam gyrių tau. Man reik tavęs, labiau nei elektra, man reik tavęs. Labiau nei dovanau, man reik tavęs. Labiau nei aš jau, man reik tavęs. Man reik tavęs. Negu oro, labiau nei giesmių visų, labiau nei gyvybės man. Reik labiau tavęs, tai nėra, kai laikas bėgs. Liksiu su tavim, nes nenoriu būt jau niekad toks, koks buvau. Atiduodam gyrių tau, atiduodam gyrių tau, atiduodam gyrių tau. Atiduodam gyrių tau, atiduodam gyrių tau, atiduodam gyrių tau. Man reik tavęs. Jums, du. Gerai, tai pasimelsiu, kaip esu įpratęs prieš pamokslavimą. Dėkoju Dieve tau už tavo žodžius, už šventą raštą. Palaimink Viešpatie šitą laiką, tekyla tau gyrius per Jėzų Kristų. Amen. Šiandien noriu kalbėti apie naująją sandorą, nes turėsime Viešpaties atminimo vakarienę po pamokslo, po giesmių. Tai labai sunku apie Viešpaties atminimo vakarienę kalbėti įdomiai, nes mes jau daug esame girdėję ir kas senai esate įtikėję, tai jūs daug pamokslų esate girdėję tą pačią temą ir sunku klausytis, kada tas pats per tą patį skamba. Tai aš norėjau šiandien paimti tokią temą, kuri labai yra svarbi ir kad mes ją pagilintume. Tai yra atminimo vakarienė yra naujoji sandora. Naujoji sandora. Ir šiandienos tema tai sandora ir būtent paliesime pabaigoje ir naująją sandorą. Ir panagrinėsim visgi ir istorinius šaltinius ir pažiūrėsime ankstesnius laikus, Senojo testamento apie sandoras. Ir pats žodis sandora, tai lietuviškas vertimas hebrajiško žodžio brit. Ir pažodžiui reiškia kirsti, pjauti, pjūvis. Graikiškai dietehekė skamba šitas žodis, bet Senasis testamentas šitą žodį pradžioje pradėjo vartoti, brit, tai iš žodžio perkirsti, pjūvis. Ir net aš atsimenu dabar, kaip vaikai mes būdavome, tai kada prisiekdavome draugai būdami, prisiekime, kad neimsiu tavo sumuštinio su sviestu ir cukrum. Žodžiu, prižadė, aš einu namo, bet tu nelietė mano sumuštinio ir atsimenu būdavo, kad paspaudžia ranką, o dabar kitas dar perkirs. Dar būdavo, kad spaudė ranką ir perkerta, kitas dar, žodžiu, perkerta. Ir tai kažkaip kaip tai atėjo iki mūsų dienų, bet tai ir yra perkirsti pusiau. Perkirsti. Ir matome pradžios knygos 15 skyriuje,
Būtent Abraomas sudaro sandorą, tiksliau Dievas su Abraomu sudaro sandorą, pradžios 15-17 ir perpjauna pusiau gyvulius ir Abraomas eina pro juos perpjautus ir Viešpats rūkstančios krosnies ir degančio deglo pavidalu taip pat pereina ir padaro sandorą. Galima atsiversti. Trumpai paskaitysiu pradžios 15-17. Sakoma, nusileidus saulei ir sutemus, štai pasirodė rūkstanti krosnis ir liepsnojantis deglas ir praėjo tarp tų mėsos gabalų. Prieš tai kontekstas pasakojo, kad Viešpats sakė, kad parūpink man, atvesk man 3 metų ožką, 3 metų karvę, 3 metų aviną, balandį ir jauną karvelį, 9 eilutė. Abraomas atvedęs juos, atvedė visus gyvulius, padalino pusiau ir padėjo kiekvieną gabalą vienas prieš kitą, tačiau paukščių nedalino. Tai taip sudarė sandorą, žodis perkirsti, tas žodis sandora pati. Ir tai yra iškilmingas, šventas dalykas, susitarimas, sandora susitarimas. Yra tarp Dievo arba tarp žmonių. Vėliau Senajame testamente matome, kad sandoras taip pat sudarinėjo ir Abraomo palikuonys tarp aplinkui gyvenančių gentainių, irgi susitardavo, sudarydavo sandorą, sakydavo, eikime kartu, ateik pas mane, jie sudarydavo sandorą, aukodavo gyvulius, kartu valgydavo ir vienas kitą ramybėje išleisdavo bent porą kartų, taip konkrečiai ir minima. Tai galima buvo sudaryti sandorą tarp Dievo ir žmogus tarp žmogaus taip pat sudarydavo sandorą. Yra minima ir susitarimų, tokių kaip sandoriai, ir tuo sudarydavo, bet sandora yra ypatingas susitarimas ir šventas susitarimas. Ir aiškiai aukštesnio lygio, aukštesnio laipsnio susitarimas, per kurį pasiekiame ypatingą santykį su tuo asmeniu. Sandora yra kelias į ypatingą santykį, išskirtinį santykį su tuo asmeniu ir Dievas, sudarydamas sandorą su žmogumi, jį išskiria iš kitų žmonių. Sandora išskiria dėl to ypatingo santykio. Tai nėra, kad visi jau jam lygus, sandorą sudarė žmogus yra išskiriamas ir atskiriamas Dievui. Ir kuomet sandora yra sudaroma, tai galima sakyti, Dievas tampa žmonių Dievu, o žmonės tampa jo tauta, arba žmogus tampa jo, vieni kitiems įsipareigoja. Ir matysime, paimsime 4 Senojo testamento sandoras ir paimsime naująją sandorą. Paskui švęsime Viešpaties atminimo vakarienę. Tai sandora išskiria žmogų ir ji gali būti vienašališka tiktais, besąlyginė. Dievas sudaro sandorą su žmogumi ir žmogus pasako gerai, ačiū, amen, sutinku. Ir ta pirmoji sandora, potvaninė, matome, kur ir yra tik tais Dievas pažada. Ir žmogus nieko nežada. Ir žmogus neduoda jokių sąlygų tai sandorai. Dievas sako, aš daugiau nesunaikinsiu žemės tvano vandenimis. Mes atsivertę pradžios knygą, čia buvome 15 skyriuje. Tai dabar verskime 8 skyrių ir pakalbėkime apie pačią tokią pirmąją sandorą, kur minima šventame rašte. Tai po tvano įvykusi sandora. Ir gerai, gal reikėtų tada 8 skyrių sakiau, tai galim paskaityti 8 skyrius 21 eilutė. Viešpats užuodęs malonų kvapą tarė savo širdyje. Pradžios 8:21. Aš daugiau nebeprakeiksiu žemės dėl žmogaus, nes žmogaus širdis palinkusi į piktą nuo pat jaunystės. Ir daugiau nebeišnaikinsiu viso to, kas gyva, kaip esu padaręs. Kol žemė bus, nenustos sėja ir pjūtis, šaltis ir šiluma, vasara ir žiema, diena ir naktis. Ir toliau ten 9 skyrius prasideda, Dievas laimino Nojų, taip ir taip.
Ir noriu dar 9 skyriaus 9 eilutėje kalba apie tą sandorą. Aš darau sandorą su jumis ir jūsų palikuonėmis, kurie gyvens po jūsų. Ir su visais gyvais padarais, visais paukščiais, galvėjais ir žvėrimis, kurie išėjo su jumis iš arkos. Aš darau savo sandorą su jumis, jokio kūno nebepražudysiu tvano vandenimis ir tvanas nebesunaikins žemės. Ir sandoros visada turi ženklą, išorinį ženklą. Kada Dievas sudaro su žmogumi sandorą, ir ar tai yra dvisąlyginė sandora ar vienasąlyginė, jie turi kažkokį tai ženklą, kaip ir mes sudarom kažkokias sutartis, turime popierių, turime kažkokį tai liudijimą, kad mes turėjome padaryti sprendimą, kad mes įsipareigojame. Ir sandoros pirmosios ženklas vaivorykštė danguje, ir kas kartą, kai po lietaus atsiranda ta tokia dulksna danguje, mes prašvietus saulėje matome tą vaivorykštę, ir tai yra atsiradęs Dievo toks reiškinys, būtent po tvano, ir Dievas sako, tai yra jums ženklas mano sandoros, vienašališkos sandoros, jog aš daugiau tvanu nesunaikinsiu žemės. Tai yra ženklas. Tai mes visi toje sandoroje esame, ir jie galioja iki kol bus šita žemė, ta sandora. Dievo pažadas galioja ir ne tik žmonėms, jis yra pažadėtas, sako, ir žvėrims, ir paukščiams. Kiek jie tą sandorą supranta, tai čia klausimas, bet galioja visiems, nes ankstesnis pasaulis buvo sunaikintas, ir daugiau Dievas sako, tvanu nesunaikinsiu. Šitokiu būdu, kai buvau sunaikinęs, nesunaikinsiu. Tada judame prie 12 skyriaus pradžios knygos, 12, 15 ir 17 skyriai kalba apie sandorą su Abraomu. Ir 12 skyriuje istorija, kuomet Dievas pašaukia Abraomą iš Chaldėjų Ūro, sako, aš tave laiminti palaiminsiu, dauginti padauginsiu, ir visos žemės tautos bus palaimintos tavyje. Ir Abraomas praktiškas žmogus, buvo turtingas žmogus, ir anuo metu tos sandoros ir susitarimai buvo teisiškai tvarūs, ir Abraomas sako, Dieve, gerai, tu man kalbi, bet iš kur aš žinosiu, kad tu mane palaiminsi, iš kur aš galiu turėti tokį tvirtą tą tokį žinojimą. Ir pradžioje skaičiau tą 15 skyrių, kur jie sudarė sandorą, Dievas sako, parūpink man šitus gyvulius, ir sandora įsigaliojo, ir Abraomas žinojo, kad tai yra tvirtas susitarimas. Dievas parodė tokį antgamtinį ženklą, aš padariau su tavimi sandorą. Kaip ženklą, kad sandora yra tarp Dievo ir žmogaus, Dievas sakė Abraomui, sako, visi tavo giminėje žmonės turi priimti ženklą. Dabar tavo namuose, tavo vergas, tavo ten gyvenantis, tavo kažkur tai pašonėje žmogus, kuris priklauso tau, turi apsipjaustyti. Vyriškos giminės žmogus turi apsipjaustyti. Ir čia 18-19 apie tai kalba pradžios knygos. Jeigu 18-19, pažiūram. Nes aš žinau, kad... Čia kita eilutė. Taip, noriu šitą irgi paskaityti. Nes aš žinau, kad jis įsakys savo vaikams ir savo namams po savęs laikytis viešpaties kelio ir daryti, kas yra teisinga ir teisų, kad viešpats galėtų ištesėti Abraomui, ką jis kalbėjo apie jį. Čia kontekstas Sodomos ir Gomoros sunaikinimo, ir Dievas kalba, kad sako, aš žinau, kad jisai laikysis ir įsakys palikuonims laikytis šitos sandoros, ir šita sandora tvers, todėl ir pasakė Abraomui, kas atsitiks ateityje. O pati sandora, tai 17 skyrius, suklydau 17 skyriuje, 9 eilutė 17 skyriuje. Tai paskaitysiu. Toliau Dievas sakė Abraomui, laikyk mano sandorą tu ir tavo palikuonys po tavęs per kartų kartas. Šita yra mano sandora, kurią jūs privalote laikyti. Kiekvienas vyras tarp jūsų bus apipjaustytas. Jūs apipjaustysite savo kūną, ir tai bus tarp manęs ir jūsų esančio sandoros ženklas.
Kiekvienas berniukas 8 dienų tarp jūsų bus apipjaustytas, gimęs namuose ar iš svetimšalio nupirktas, kuris nėra iš tavo palikuonių, kas gimsta tavo namuose ir ką nusipirki už savo pinigus, tas turi būti apipjaustytas ir mano sandora jūsų kūne bus amžina sandora. O neapipjaustytas vyras bus išnaikintas iš savo tautos, nes jis sulaužė mano sandorą. Ir šita sandora buvo Dievas pažadėjo, kad aš padarysiu tavo palikuonius gausius, tau atiduosiu Kanaano žemę, pažadėtąją žemę atiduosiu, kurią mes susitarėme su šita sandora 15 skyriuje. Sako, jūs privalote laikyti sandoros apipjaustyti ir tiek žinių apipjaustyti ir Dievas iš savo pusės sako, kad aš palaiminsiu šitą tautą, padarysiu tave nepaprastai vaisingą. Iš tavo palikuonių kils karaliai, tautos kils ir tu būsi garsus, žinomas, gerbtinas. Tai va tokia antroji sandora matome. Ir trečioji sandora tai Sinajaus kalno. Sandora čia Išėjimo knygos jau 19 skyrius. Ir 19 skyriuje Išėjimo knygos šita sandora yra sąlyginė. Kuo jis skiriasi? Kad Izraelis išėjęs iš Egipto privalėjo išlaikyti sandorą su Dievu. Ankstesnės dvi buvo tokios, pirma iš viso buvo besąlyginė tokia, kad Dievas sako, aš pasakiau, aš taip ir padarysiu ir žinau, kad jūsų širdys sugedusios ir nieko su jumis nepadarysi. Antra buvo tokia, kad jūs turite apipjausyti savo kūnus, tai bus ženklas ir aš atpažinsiu, kad jūs turite šitą sandorą su manimi. Ir trečia, šita išėjus iš Egipto yra kitokia su tuo, kad Dievas duoda jiems įsakymus, įstatymą, duoda nuo Sinajaus kalno ir jinai irgi vadinama dar Sinajaus kalno. Sinajaus kalno sandora. Ir šita sandora pasižymėjo ženklų šabas, šabu. Jie švęsdavo 7 dieną, tai pas juos šeštadienis yra šabas ir Dievas minėjo Išėjimo 31:13. Čia aš sakiau 19 atsiversti, bet realiai tai nuo 19 skyrius 24 skyrius kalba plačiai apie šitą dalyką, o noriu parodyti Išėjimo 31:13, būtent apie tą ženklą, kad ženklas susijęs su šita sandora buvo žydams šabas. Taip pat prie šabo dar buvo reikalaujama laikytis aukų įstatymo, lankyti šventyklą. Taip pat galiojo ir ankstesnė sandora apipjaustymas, tai buvo pirmoji, paskui jau antroji su įstatymu. 31:13. Kalbėk Izraelitams, privalote laikytis sabato, nes tai yra ženklas tarp manęs ir jūsų kartų kartoms, kad žinotumėte, jog aš esu viešpats, kuris jūs pašventino. Laikykite sabato, nes jis šventas. Kas jį suterš, turi mirti. Kas dirbs tą dieną, bus išnaikintas iš savo tautos. 6 dienas dirbsite, o 7 diena yra sabatas poilsis, pašvestas viešpačiui. Kiekvienas, kuris dirbs sabato dieną, turi mirti. Izraelitai privalo laikytis sabato per visas savo kartas, kaip amžinos sandoros tarp manęs ir Izraelio vaikų. Nes viešpats per 6 dienas sukūrė dangų ir žemę, o 7 dieną ilsėjosi ir atsigaivino. Taigi šita sąlyginė. Ir kaip mes žmonės, kaip Dievas jau pradžioje kalbėjo, žinau, kad žmogaus širdis yra visada palinkusi į piktą. Tai irgi duoti šitą sąlyginę sandorą žmonėms, tai viskas aišku, kur jos kelias yra. Žmonės laužydavo ją. Jie nesugebėjo laikytis įstatymo ir tą įstatymą buvo aprengę ne vien 10 įsakymų didžiųjų, bet taip pat 613 tokių bendrai visų paėmus įsakymų skirtų sureguliuoti ir valstybinį gyvenimą, Dievo garbinimą, asmeninius tarpusavio santykius. Taigi buvo didžiulis tas įstatymas ir jie privalėjo jo laikytis.
Ir žmonės nesugebėjo laikytis to įstatymo. Ir Izraelis daug kartų sulaužė būtent šitą Sinajaus kalno įstatymą. Taip pat jie ir susimaišė su kitomis tautomis ir pradėjo garbinti kitų tautų dievus, kas buvo iš viso sulaužimas jau visų pamatinių vertybių. Ir čia Teisėjų knyga, jau einant į Teisėjų knygą, ten matome, kad angelas atėjęs kalba, paskaitysiu, viešpaties angelas kalba, kad aš niekada nelaužysiu sandoros su jumis, o jūs nedarykite sutarčių su šios žemės gyventojais, sugriaukite jų aukurus, bet jūs nepaklusote mano balsui, Teisėjų 2:2. Todėl žydai, istoriniai žydai, pati žydų tauta, jie vertino ir praktikavo tešuvą. Tešuva tai yra, pažodžiui, reiškia grįžimas. Sugrįžimas, žodis tešuva turi šaknį šuva, grįžti, atsigręžti. Ir tai nėra tik gailestis dėl nuodėmės, bet aktyvus sugrįžimas prie Dievo, teisingo kelio ir tyros tos prigimties. Todėl jiems reikėjo grįžti, daryti atgailą ir atnaujinti sandorą. Ir pranašai, Ozėjas, pavyzdžiui, 14:2 sako, sugrįžk Izraelį pas viešpatį savo Dievą. Pranašai kvietė tautą nuklydusią, kuri nesugebėjo laikytis to įstatymo, grįžti. Malachijas 3 skyrius 7 eilutė, sugrįžkite pas mane ir aš sugrįšiu pas jūs, sako. Taip pat ir psalmių 51 psalmė, kuomet Dovydas nusidėjo ir taip pat jinai kalba apie atgailą ir didelį prispaudimą ir kad Dovydas grįžta pas Dievą ir kaip jam reikia to sugrįžimo ir atnaujinto santykio su Dievu. Ir būtent tas žodis hebrajiškas tešuva, jisai pabrėžia Dievo gailestingumą, kad Dievas visada laukia sugrįžtančio savo žmogaus, net jei tas yra labai labai toli nutolęs. Nes Dievas iš pačių pradžių žinojo tą žmogaus, tą širdį ir ta atgaila, tas grįžimas, tai yra Dievo kelias savo žmonėms, kad kaip grįžti ir atnaujinti tą sulaužytą sandorą. Ir dar aš panagrinėjau apie žydų tas tradicijas, pasigilinau, kaip jie tą darydavo sugrįžimą. Tai būdavo ir tam tikros dalys, tam tikros šventės, tam tikri net įstatymai, kaip yra daromas tas sugrįžimas, kaip daromas apsivalymas. Čia dėl bendro išprusimo noriu šitus paminėti, tai žydų išminčiai, ypač Rambamas, Maimidas, sakoma, apibūdina konkrečius žingsnius tam tikram sugrįžimui. Dažniausiai minimos 4 pagrindinės dalys. Tai pirma dalis tai palikti nuodėmę, iš karto nustoti daryti tą blogą, ką darai. Kitas gailestis, nuoširdus apgailestavimas dėl padaryto nusižengimo ir gėdos jausmas, suprasti padarytą žalą, kokia yra padaryta, išpažintis. Garsiai, bent savo ar Dievui ištarti nuodėmę. Aš padariau, nusidėjau prieš tave darydamas tai ir tai, ką ten ir padarėjai. Bet tai žydai praktikuoja garsų. Viduje, sakoma, ten, bet jie praktikuoja, sako, būtinai tu turi ir garsiai tą pasakyti. Gali Dievui pasakyti, gailiuosi ir daugiau to nedarysiu. Ir įsipareigojimas ateičiai. Tai 4 tokie punktai. Tai paskutinis įsipareigojimas ateičiai tvirtai nuspręsti ir planuoti, kaip daugiau to nekartoti. Ir šitie žingsniai galioja taip pat ir nuodėmėms prieš Dievą ir nuodėmėms prieš kitus žmonės. Jeigu buvo padaryta nuodėmė prieš kitą žmogų, tai reikia atsiprašyti, atitaisyti nukentėjusiajam žalą. Tai va štai kaip jie praktikuodavo. Ir kada jie tai darydavo? Būdavo tam tikros šventės, kada jie masiškai tai darydavo. Tai Elulio mėnesį prieš naujosius metus
pagal žydų kalendorių ir didžiosios šventės Roš Hašana ir Jom Kipur. Intensyvus tešuvos laikas, kada jie apsivalydavo, išpažintavo Dievui savo nuodėmės ir atgailaudavo ir melsdavosi. Ir ne vien tos šventės būdavo tas laikas, kada jau reikia atgailauti, bet būdavo raginama tų rabinų pastoviai praktikuoti išpažinimą, atnaujinimą ir grįžimą su viltimi prie gailestingo Dievo. Ir jie akcentuodavo, pabrėždavo tai, kad net didžiausias nusidėjėlis gali grįžti pas Dievą, nes Dievas priima su meile. Sandora galioja, tu ją sulaužiai, Dievas jos nesulaužė, tu grįžk atgal vėl sakyk, Dieve, aš noriu grįžti pas tave. Va, dar ką čia galėčiau paminėti apie tą jų išpažinimą, tai jie ir kasdieninę praktiką turėdavo, vakare prieš miegą arba ryte peržiūrėjo dieną, paklausdavo savęs, ką galėčiau padaryti geriau. Gal kažką galiu pataisyti ir pakeisti. Ir prie tų 4 žingsnių dar tokia būdavo irgi tradicija įžymių tų rabinų, tai sustabdyti veiksmą vienas, nuoširdžiai gailėtis, išpažinti ir nuspręsti, suplanuoti, kaip nekartoti. Tie 4 būdai, tik tais jie kitaip truputėlį. Ir sakoma buvo, kad jeigu, sako, tu pradėsi nuo smulkių dalykų, pyktis, liežuvavimas, tinginystė, didelės tos nuodėmės, didelės tešuvos pasikeis lengviau. Jau taip dar sakydavo. Ir dar toks svarbus momentas, kad jie laikydavo, jeigu tu tikrai atgailavai, atsiprašai Dievo ir tikrai darai tą tešuvą, tą sugrįžimą teisingai ir tikrai jisai buvo tikras, tai tu patekęs į tas pačias aplinkybės, kur anksčiau nusidėjai, tu daugiau nebenusidėsi. Jie va tą pabrėždavo, sako, kad žmogus, sako, nėra ribojamas nuodėmės, žydai taip kalbėdavo, vieni kitiems taip mokydavo, kad nėra ribojamas, sako, tai priklauso nuo tavo atgailos, tu sako, gali grįžti pas Dievą visada, nesvarbu, kokias tu nuodėmės padarai, ir bus įrodymas, kitą kartą ar tavo atgaila nuoširdžiai, kada tu vėl turėsi tą pačią aplinkybę tose pačiose situacijose ir tu daugiau nebenusidėsi. Ir tai bus parodymas, kad tavo atgaila ankstesnė tikrai buvo gera, tvari, teisinga. Sako, tu daugiau nenupulsi ten, kur tu nupuoliai. Tai va. Ir tai va tokia trečioji sandora su įstatymo gavimu. 4 sandora, taigi buvo su Dovydo namais. Dovydo karališkąja linija ir ženklas buvo tos sandoros, kad Dievas įsipareigojo, kad jis visada išlaikys Dovydo sostą, kad visada aš tau parūpinsiu Dovydai palikuonį. Tai čia kalbama 2 Samuelio knyga 7:12. Ir būtent kaip Dovydas gavo tą pažadą, 2 Samuelio knyga 7 skyrius 12 eilutė. Noriu čia paskaityti, čia šiaip visas skyrius kalba apie tą situaciją, kaip Dovydas norėjo pastatyti viešpačiui namus ir pranašas Natanas atėjo pas jį ir sako, kad viešpats kalbėjo, tai sako, kad aš tau viską suteikiau, sako. Ir aš, sako, išlaikysiu tave ir aš pastatysiu namus. Ir čia tame kontekste tas pažadas skamba. Nuo 2 Samuelio 7:12, čia pradėsiu skaityti. Kai pasibaigs tavo dienos ir tu užmigsi prie savo tėvų, aš pakelsiu tavo palikuonį po tavęs, išėjusi iš tavo strienų ir įtvirtinsiu jo karalystę. Jis pastatys namus mano vardui, o aš įtvirtinsiu jo karalystės sostą amžiams. Aš būsiu jam tėvas, o jis bus man sūnus. Jei jis nusikals, bausiu jį žmonių rykštėmis ir žmonių vaikų smūgiais, bet savo gailestingumo aš netimsiu nuo jo, kaip atėmiau nuo Sauliaus, kurį pašalinau prieš tave.
Tavo namai ir tavo karalystė bus tvirti tau amžiams, tavo sostas bus amžinas. Visus šiuos žodžius ir regėjimą Natanas persakė Dovydui. Taigi buvo sandora, vėlgi Dovydas čia nieko neturėjo daryti, čia panašiai kaip pirmoji ta pati sandora, kad Dovydas tiesiog gavo žinią per pranašą, kad Dievas išlaikys jo sostą, jo palikuonis. Ir tai yra vienašališka. Ir čia jau ir pradeda skirstis žydiška ir krikščioniška praktikos. Ir jau čia atsiranda skirtumai. Žydai po šiai dienai laukia Mesijo. Ir po šiai dienai jie tiki, kad ateis tas Mesijas, Dovydo palikuonis. Mes krikščionys, mes atpažinome jį per šventuosius raštus, per pranašus, per bažnyčią, per skelbiančius žmonės, per Dievo antgamtinę ranką, kad tai Kristus yra. Tai žydas, tas, kuris atėjo prieš 2000 metų ir numirė, paaukojo savo gyvybę už mus, už mūsų nuodėmes. Jisai buvo tas išrinktasis, tas Dievo sūnus, jisai antgamtiškai gimė iš mergelės ir būtent jisai tas pateptasis ir tas sostas tveria dabar. Dabar Jėzus sėdi tėvo dešinėje ir jis yra tas karalius ir tas pažadas jau yra įsipildęs. Mums jau jis dabar ir mes laukiam antrą kartą, kada ateis. O žydai dar laukia jo atėjimo. Dar nesulaukė, jie tada jo net pažino ir nepersigalvojo, kai krikščionys. Pradžioj supraskime, kad krikščionybė buvo tarp pačių žydų. Kad nebuvo tokios kaip religija, kad kilo krikščionys. Ne, tai buvo patys žydai, tai buvo srovė, tai buvo vadinama, kaip vadino atskala, galima sakyti, sekta, pati žydų kilusi krikščionybė, tai žydai sako, o jūs čia pasikeitėt, jūs čia kažkuo tai netaip tikit, kaip mes tikime ir juos atskyrė ir vėliau pradėjo vadinti krikščionimis. Tai va, šitas pažadas įsipildė Jėzuje Kristuje, žydai tebe laukia jo, to Mesijo. Ir liūdna istorija ta, kad žmonės nesugebėjo laikytis tų sandorų, kurias Dievas sudarė su žmonėmis. Dievas į savo pusę sugebėjo išlaikyti ir visada išlaikė kiekvieną savo žodį tvirtą ir tikrą. Tai žmonės sulaužydavo ir Dievas tada sakydavo, kadangi jūs sulaužėte mano sandorą, tai aš dabar padarysiu taip ir taip. Ir įstatymė, kada jie priėmė įstatymą ir buvo apšlakstyti krauju, jie sako, mes laikysimės ir ten buvo ištarti ir palaiminimai, ir prakeikimai tos pačios sandoros. Ir buvo pasakyta, kad jūs bėgsite, jūs kariausite, bet nelaimėsite, jūsų vaikus išves į vergiją. Ir taip jiems ir atsitiko. Ir nuo pačių pradžių, per visą laiko tą istoriją, Dievas viską matė ir žinojo, todėl jisai per pranašą Jeremiją kalba, Jeremijo 31:31. Čia labai žymi vieta ir dabar aš einu prie 5 sandoros, kur yra naujoji sandora, kuri jau įsipildė ir buvo pranašaujama. Dabar reikia viena ranka atsiversti Jeremijo knygą 31:31, nes noriu paskaityti tą eilutę. Čia labai svarbi vieta yra, kur kalbama apie tai, kas dabar yra. Ateina dienos. Reiškiasi, Jeremijas rašo iš tolimos praeities. Ateina dienos, kai aš padarysiu su Izraeliu ir Judu naują sandorą, sako Viešpats. Ne tokią sandorą, kokią padariau su jų tėvais, kai juos paėmęs už rankos išvedžiau iš Egipto žemės. Jie sulaužė mano sandorą, nors aš buvau jų valdovas. Bet tokią sandorą aš padarysiu su Izraelio namais toms dienoms praėjus, aš įdėsiu savo įstatymą į jų vidų ir įrašysiu į jų širdis. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Tada ne vienas nebemokys savo artimo ir nebesakys savo broliui, pažink Viešpatį. Jie visi nuo mažiausio iki didžiausio mane pažins. Aš atleisiu jų kaltę ir jų nuodėmes,
nuodėmės nebeprisiminsiu. Taip sako Viešpats, kuris davė saulę šviesti dienai ir paskyrė mėnulį bei žvaigždės spindėti naktį, kuris sukelia jūroje šėlstančias bangas, kareivijų Viešpats yra jo vardas. Čia kalbama, kas atsitiks ateityje. Ir čia kalbama apie tai, ką Jėzus pasakė tą vakarą, kai buvo išduotas. Ir kai mes vis skaitome 1 Korintiečiams 11:23, 1 laišką Korintiečiams 11:23, tai yra naujosios sandoros kraujas. Jėzus tą vakarą, kai turėjo būti išduotas, jisai sako, tai yra naujosios sandoros kraujas, kuris išliejamas už jūs nuodėmėms atleisti. Tai būtent Jeremijas pranašavo, kad tos ankstesnės sandoros pasikeis ir bus atnaujintos. Dievas žinojo ir matė, kad žmonės nesugeba laikytis įstatymo ir įstatymų niekada nebus išgelbėti ir nesugeba jie būti tinkami, verti turėti artimą ryšį su Dievu. Todėl Dievas sako, aš viską padarysiu dėl jūsų ir šita sandora bus malonė sandora. Dabar skiriasi tos sandoros ir kuo jos skiriasi. Naujoji sandora, noriu pakalbėti būtent apie naująją sandorą. Jinai, sakoma iš Hebrajams laiško, kad yra geresnė visų kuo. Ir kada mes kalbam apie kažkokį susitarimą, kažkokį įsipareigojimą, sandorį, tarkim, perki mašiną, ten namus perki, sklypus perki, ten gal verslą perki, ar Lidle perki, tu nori geriausio susitarimo, nori geriausios kainos, nori geriausio santykio tarp kokybės ir kiekybės. Taigi nori geriausio susitarimo. Ir šita naujoji sandora yra pati geriausia iki anksčiau buvusių sandorų. Ankstesnės būdavo jos tokios, palyginus su įstatymo sandora, tai yra įstatymo, tai gera, palaiminanai žmogų, bet jeigu tu nesugebi laikytis, o taip yra, kad visi nesugeba kažkur, tai jinai ir prakeikimas kartu. O šita, sakoma, malonės yra sandora, kad tu priimi Dievo atleidimą ir gailestingumą. Įsivaizduokit, ant kiek jinai yra geresnė. Ir Hebrajams 8:6 sako, bet dabar jis gavo juo prakelnesnį tarnavimą, juo tobulesnės, geresniais pažadais besirimenčios sandoros tarpininkas yra. Ir va čia noriu pabrėžti, prakilnesnį tarnavimą, juo tobulesnės, jinai yra ištobulinta, geresniais pažadais besirimenčios sandoros tarpininkas yra. Geresni pažadai. Ir jie yra tobulesnė. Jinai atsižvelgia į žmogaus silpnumą ir jinai yra prakilnesnė. Jinai išaukština žmogų šitą sandorą, būtent. Ta naujoji sandora, kad sako, Jeremijas, kaip sakė, kad sako, aš sudarysiu tokią sandorą, kad jie mane pažins. Nereikės mokyti iš šalies, kaip per Mozės įstatymą, kad tu pažink Viešpatį. Sako, aš įdėsiu įstatymą į jų vidų ir jie žinos, ką daryti. Ir nereikės mokinti, nereikės ten sakyti, jie patys turės tokią širdį, kokios aš noriu, kad jie turėtų ir jie supras viduje. Tai va, per šventąją dvasią mes tuos dalykus gauname, jeigu palaikome santykį su Jėzumi. Mes gauname juos, jie ateina pas mus iš lėto. Ir aš atsimenu vieną tokį paliudijimą, kai čia brolis Vladas, kai tik įtikėjo, čia daug metų atgal buvo ir Vaida dar su juo nebuvo, jie nebuvo susituokę, bet jie tik bendravo, sako, Vaida pabendravo, sako, iš kur jis žino šventą raštą, ten tokius gilias dvasinės tiesas. Ir Vladas buvo jau atgimęs. Ir kada žmogus atgimsta, jam tik truputį reikia švento rašto, jis gauna tokį pagrindą ir jis pradeda suvokti dvasinės tiesas. Žmogus sako, jis supranta šventą raštą, gilias dvasinės tiesas gali dvasinis žmogus suvokti. Tai va tai ir yra pažįstama, kad jis pamokyta šventosios dvasios, kuri gyvena viduje, jisai su šventu raštu jisai supranta, jisai žino tas tiesas. Ir pagalvokime tokį dar dalyką. Pradžioje nebuvo Dievo žodžio,
Biblijos. Iš kur jinai atsirado? Jinai atsirado iš šventosios dvasios. Pranašuose veikė, taip kas pranašai, Dievo žmonės pašaukti, išrinkti Dievo žmonės, juose veikė šventoji dvasia ir jie užrašė šitus dalykus. Taigi neatėjo kažkaip taip, žinot, kaip iš dangaus nukrito, va čia šventa knyga, kaip girdėjau, čia dabar laidos būna apie Koraną daugiau, nes musulmonus daugiau propaguoti pradeda per visur, tai apie Koraną pasakojo, kad Koranas pasirodo, jeigu išverstas, tai nebe Koranas, sakė, ne taip vadina, sako, Koranas turi būti skaitomas tik originalų kalboje, nes pati knyga toje kalboje yra šventa ir viskas, ten šventa ir taškas. O Biblija pas mus, tai mes suprantame, kad tai Dievo žodis, apreiškimas ir gali būti veikiamas ir Dievas veikia per šventąją dvasią. Mes suprantame kitaip, kad Dievas viduje veikia. Ir šventas raštas atsirado per šventąją dvasią ir eidamas per žmogų ir buvo užrašytas ir paliktas. Tai svarbiausia tas šventoji dvasia, kad žmoguje veiktų. Nes jeigu tu neturi šventosios dvasios, tai tu nesuprasi švento rašto arba jį klaidingai suprasi. Arba būna, kad ir krikščionys ir turi šventą raštą ir išgelbėtas ir turi šventąją dvasią, bet kada nebendrauja su šventąja dvasia, su Dievu nebendrauja, tai ten skaityk neskaitęs ir ten mažai ką suprasi. Tai va, todėl va šita pranašystė yra svarbi, kad įdėsiu jiems įstatymus, įrašysiu jų širdyse ir šitos dienos jau yra atėjusios. Tai va, šita sandora yra daug geresnė, daug prakilnesnė, daug svarbesnė. Šitos sandoros, naujosios sandoros yra tarpininkas Jėzus. Jisai, sakoma, kur skaičiau Hebrajams vietoje, kad sako, jis yra tarpininkas ir jis miršta už žmonės. Jo mirtis ir prisikėlimas užbaigė senosios sandoros reikalavimus. Jis taip įvykdo už mus. Mes nesugebėjome jos įvykdyti senosios sandoros. Ir mes nepajėgėme ir tai padarė Jėzus už mus. Ankstesnės sandoros būdavo susijusios su įstatymu. Ir čia kalbu būtent apie Mozės tą įstatymą. Ir šita naujoji yra susijusi su malone. Vietoj įstatymo malone. Tu gauni malonę, tai yra neužtarnautas Dievo palankumas mums. Ir šitą malonę mes gauname per tikėjimą ir kalba tokios vietos, kad jūs esate, Efeziečiams 2:8, jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne darbais, kad kas nors nesididžiuotų. Tokios vietos. O geri darbai lydi kaip vaisius to tikėjimo, tos sandoros, kurią mes turime, kurią ją priėmėme, tai geri darbai jie yra ir visi tie įstatymai yra daromi, kiek Dievas duoda malonės, bet kaip vaisius daroma. Tai va gauname šventąją dvasią ir šventoji dvasia yra didžiulis palaiminimas, jie įrašo mūsų širdyse, kaip kalbėjau, tą įstatymą. Ir šita sandora geresnė tuo, kad senoji sandora, pagalvokime, buvo pirma, tai buvo su visais, pirma nojaus, tai buvo su visais. Su gyvūnais, su žvėrimis, su žuvimis, su žmonėmis buvo, kad nesunaikinsiu. Antroji buvo su Abraomu ir jo palikuonimis, tik apipjaustytais žmonėmis. O naujoji, ta, kad jinai yra perženginti tautas. Jinai nepasilieka vien tik tais žydams, ne vien tik apipjaustytiems žmonėms, ne vien tik tai Senojo testamento, kurie prie Sinajaus kalno priėmė sandorą. Ne vien tiems, bet jinai peržengia ir jinai yra atvira visiems žmonėms. Jinai skelbia gerąją naujieną, kad jūs galite artintis prie Dievo. Ir čia tokie bruožai buvo, kai Jėzus numirė, šventyklos uždanga perplyšo pusiau. Ir paskui Dievas antgamtiškai per angelą pradėjo vesti krikščionius pas pagonis, tai Kornelijus šimtininkas, Paulių šaukė pas pagonis, jisai daug apkeliavo, jie tai suprato, tai Dievas patvirtino, tai ne kažkas prisigalvojo, bet Dievas antgamtiškai tvirtino ir sakė, žinokit, šita sandora yra visiems žmonėms, visos žemės žmonėms skirta ir Jėzus
po prisikėlimo, kada kilo į dangų, sako, eikite į visą pasaulį, skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Dar vienas dalykas toks įdomus ir kartu irgi verčiantis pamastyti, tai kad šita sandora, naujoji sandora, nėra sulaužoma taip kaip senoji sandora. Senoji sandora, kaip čia galima pasakyti, žmonės sulaužė ją ir nupuolė nuo tos, tarkim, tu nebuvai apipjaustytas, tu nesi sandoros tas žmogus. Tarkim, tu sulaužė įstatymą, tu nesi josies, tu turi grįžti. Bet kiti sakytų ir gal irgi būtų teisė. Paliekam čia diskusijai, kiti sakytų, reikia grįžti, tu jeigu apipjaustytas turi žymę. Čia reikia dar pagalvoti. Tai ką noriu pasakyti, šita sandora, malonė sandora, jinai dengia nuodėmes. Žmonės mes darome nuodėmes. Ir mes turime tokį ribotumą dėl to nuodėmingumo. Ir mes turime tokį trūkumą dėl to nuodėmingumo. Ir šita naujoji sandora padengia nuodėmes. Jis sprendžia patį giliausią, patį sudėtingiausią dalyką žmogaus, tai yra nuodėmės klausimą. Jėzus miršta už žmonių nuodėmės, miršta už jų padarytus nusižengimus, maištus, netėjimus pas Dievą, netobulumus, visus, kur aš negaliu atitikti Dievo įstatymo, viską padengia. Ir pagalvokime apie tai, kad kaip ją tu gali sulaužyti, kaip tu šitą Dievo malonę sandorą gali sulaužyti. Ir kaip šventas raštas sako, kaip aš galėčiau ją sulaužyti, vienintelis dalykas – nepriimti Dievo malonės, atstumti malonės dvasią. Dievas kviečia, sako, aš už tave viską padariau, aš atidaviau gyvybę už tave, aš tave priimu tokį, koks tu esi, ateik pas mane, aš tave kviečiu, tokį, koks tu esi. Ir tik vienintelė ta sąlyga, kad žmogus gali atsisakyti, ne, man nereikia tavo malonės, ne, man, žinai, aš esu geras, žinai, aš netikiu Dievu visai. Žinai, tavęs nėra. Atstumti tik tais malonę. Tokiu tik būdu gali tą sandorą sulaužyti. Yra tokia vieta, kad sako, ir jeigu mes tapsime neištikimi, jis lieka ištikimas, nes savęs jis išsižadėti negali. Taigi, šita malonė sandora, jinai susidoroja, sunaikina nuodėmę žmogaus tą atskirimą nuo Dievo. Jinai sutaikina žmogų su Dievu. Ir jinai yra be galo brangi tuo, kad sutvarko šitą būtent dalyką, kur anksčiau žmonės darydavo įstatymo darbus, kad patikti Dievui, man čia reikia apsivalyti, švęsti šabą, apsipjaustyti, man tą daryti. Reikia, kad aš išlaikyčiau tą santykį, kad aš būčiau atitinkamas, patikčiau Dievui, kad jis mane priimtų. O naujoje sandorėje sakoma, kad tu, žinai, vis tiek kažkur ten netitiksi ir už tave yra aukojama auka ir viską pats Dievas padaro, paaukoja savo sūnų kaip auka už mūsų nuodėmes. Tai va, kokia jinai yra nuostabi. Kokia jinai nuostabi, tas naujoji sandora yra. Ir dar pabaigai, visgi tokiam įdomumui, bendram tam suprantimui, tai kuo skiriasi tos atėjimas į tą žydų įstatymo sandorą ir kuo skiriasi malonės sandoros priėmimas. Tai anksčiau antrosios šventyklos periodo apie 500 metų prieš Kristų iki 70 metų buvo labai daug prozelitų, žydų, nes žydai buvo išsklaidyti, jie ten nepakluso Dievui, Dievas sugriovė tą šventyklą ir jie patyrė vergovę ir jie būdami svečiose šalyse,
jie padarė įtaką savo kultūrą, savo įstatymai, savo moralę kitiems žmonėms ir žydai norėjo atsiversti į judaizmą. Nu, jie sakydavo, jo, čia tikrai Dievas, Moabitė Rūta, prisiminkime, kaip jinai su Naome norėjo grįžti, sako, tavo Dievas bus mano Dievas. Ir daugiau yra tokių atvejų, kaip Dievas patraukdavo svetimtaučius. Taigi, kad ateiti kaip prozelitas į žydų bendruomenę senuoju metu, tai būdavo tokie reikalavimai, tai tikėti. Tai nuoširdus tikėjimas Dievo būdavo, apsipjaustymas būdavo privalomas, būdavo mokoma Tora, būdavo pasakojami įstatymai, šventės, tradicijos, žmogus turėjo gauti tokius pagrindus ir tada jisai tapdavo po apipjaustymo, tapdavo pilnavertis žydų bendruomenės narys. Apie pirmas amžius prieš Kristų, pirmas amžius prieš Kristų ir pirmas amžius po Kristaus būdavo taip pat prozelitams, būtent tiems, kurie iš pagonijos atsiverčia į judaizmą, būdavo taikoma dar ir mikva. Mikva tai yra tokia vonia, kaip krikštas panašiai. Ji buvo taikoma moterims tom mikva. Čia jau maždaug apie Jono Krikštytojo laikus, įsivaizduoti. Ir moterims ir vyrams taip pat ją taikė. Tai kada pamatė, kad labai daug žmonių iš pagonijos nori atsiversti į judaizmą, žydai pradėjo griežtinti šitus visus reikalavimus, padarė juos labiau reglamentuotus. Ir atsirado būtent ir tokie dalykai, kad tu turi nuoširdžiai tikėti Dievu, priimti Izraelio Dievą, Jahvę Dievu, paskui apsipjaustyti vyrai, paskui moterys, čia apie pirmas amžius prieš Kristų, pasineria į vonę tokią, tai būdavo kaip krikšto vonia, po kurios jie traktuodavo, kad žmogus yra atgimęs iš naujo. Čia žydai taip kalbėdavo. Ir ta ritualinio panardinimo vonia vadinosi. Ir Juozapas Flavijus, istorikas, taip pat šitą ritualą yra aprašęs, yra daug išlikusių Jeruzalėje, buvo atrastų tų vonių tokių, ten įlipa žmogus ir apsiplauna. Žydai anuo metu, čia apie pirmas amžius ir prieš Kristų ir po Kristų, jie tai traktavo tuo, kad griežtino viską ir tuo, kad jie sakė, kad kaip žmonės gaudavo įstatymą ant Sinajaus kalno, anuo metu, kad prieš gaunant įstatymą, jiems buvo pasakyta apsivalykite. Ir rabinai mokė, kad sako, žinot, turite dar ir pasinerti į vandenį, tą ritualinį tokį apsivalymą turėti, taip pat ir eiti į šventyklą, paaukoti auką po viso šito. Prie to dar prisidėjo ir tas mokymas, turi praeiti kursus ir dar per tuos kursus būdavo 3 rabinų teismas, per kurį atkalbinėdavo žmogų. 3 kartus atkalbinėdavo nuo to, kad jis netaptų prozelitų, kad jis netaptų žydų. Tiesiog jį atkalbinėdavo, kad jis nesikrikštintų, netaptų žydų. Tiesiog tie rabinai, kad sako, kodėl tu nori, ar tu žinai, ką tu turėsi daryti, ar tu žinai, koks tai kelias, koks jis sudėtingas, koks šitas Dievas ir maloningas ir rūstus gali būti. Tai va, ir dabar mes šiai dienai, mes bažnyčioje, kaip pagalvojai, šiai dienai, kiek tas viskas pasikeitė, tai mes taip pat reikalaujame panašių dalykų. Tai vienas iš jų tai nuoširdus tikėjimas tik Evangelija, ne tik Izraelio Dievu, bet gerąja žinia Jėzumi Kristumi, kad jis yra gelbėtojas, numiręs ir prisikėlęs ir tai padarė už mūsų nuodėmes. Mes norime, kad žmogus būtų tikrai apsisprendęs sekti paskui Dievą. Tai yra įeina ir atgaila, nuoširdus tikėjimas. Mes taip pat prašome praeiti pamokėlės, kad žmogus tikrai suprastų, ką jisai daro prieš krikštą. Kad tai nebūtų jo emocinis sprendimas, nebūtų toks lengvabūdiškas sprendimas. Jeigu kažką lengvai priimi, tai lengvai ir atsisakai. Kad tai būtų rimtas gyvenimo sprendimas. Nes tu pasakai iš esmės, kad atgailos maldoje, tu pasakai, kad aš noriu, kad
tu taptum mano Dievas, aš tapsiu tavo žmogus. Tu mane nupirkai savo brangiu krauju. Tu tiesiog atiduodi save į Dievo rankas per tą atgailos maldą. Šaukiesi Dievo. Va, ir žmogus tada krikštinasi. Ir dabar naujosios sandoros, aš kaip minėjau, kad yra sandoros ženklai. Va čia yra svarbus, baigiamasis momentas, jau ilgai nekankinsiu. Baigiamasis momentas, kad yra sandoros ženklai. 2 tokie ženklai yra. Naujosios sandoros ženklai, tai vienas krikštas yra. Mes turime krikštą. Žmogus pasikrikština. Jisai pasineria po vandeniu ir kaip Jėzus sakė, kad sako, kas įtikės ir krikštysis bus išgelbėtas, kas netikės bus pasmerktas. Nereiškia, kad krikštas gelbsti, bet tai yra vienas iš tų ženklų, kad aš pasitikėjau Kristumi, aš seku juo. Čia pasikrikštinimas susijęs su tuo, kaip Biblijoje jisai yra praktikuojamas, būtent po vandeniu, po to, kai įtikėjai ir teisingais motyvais, kad aš tikrai pasitikėjęs, ne dėl to, kad tėvai nori ten pakrikštyti, ne dėl to, kad noriu ten su krikščionė tuoktis. Žinot, būna, kad ateina vyras irgi ten žmona tikinti, aš dar netikintis, gerai, jau irgi tikintis, nes reikia bažnyčioje tuoktis, būna dėl pačios bažnyčios. Tai teisingas motyvas turi būti. Teisingas būdas, teisingas žmogus, tikintis žmogus ir teisinga bažnyčia, būtent skelbianti Evangeliją, gerąją žinią, nepridedanti, neatimanti, bet tokia, kokia Dievo yra nurodyta šventame rašte. Tai kitas ženklas, vienas, sakiau, krikštas yra naujosios sandoros, kitas yra viešpaties atminimo vakarienė. Ką mes ir sakome kas kartą per viešpaties atminimo vakarienę, kad skaitau šitą tekstą ir sakoma, tai yra naujosios sandoros taurė. Naujosios sandoros taurė. Ir pagalvokime, kad šitie 2 dalykai yra liudininkai šiandien mano išgelbėjimo. Jie yra. Ir krikštas, ir atminimo vakarienė. Ir vienas, kaip krikštas, yra vienkartinis, tau nereikia pakartotinai krikštintis, tu kartą buvai pakrikštintas ir tai galioja visą laiką. Bet ir viešpaties atminimo vakarienė kartojama yra. Viešpaties atminimo vakarienė vis kartojasi ir kartojasi, mes švenčiame kas mėnesį, kiti švenčia kas metus, kiti dar kas savaitę švenčia, įvairiai būna. Bet tai rodo, tas pakartotinis šventimas rodo, kad mes išlaikome santykį su Kristumi, mes išlaikome santykį ir bendravimą su Dievu. Ir pažiūrėkim, pagalvokim apie tai, kad tie, kurie neateina į bažnyčią, aš netikiu, kad jų santykis su Dievu yra geras. Aš žinau, kad žmogus, jei pasitikėjo Kristumi, buvo pakrikštytas, jisai išgelbėtas. Bet tie, kurie neina į bažnyčią, nedalyvauja atminimo vakarienėje, jų santykis negali būti geras su Dievu. Negali būti viskas tvarkoje. Ir va šitie 2 yra ženklai mums šiandien. Ženklai. Ir jūs, kai dalyvausite, jūs prisiminkite tą, kad tas ženklas ir yra tikras ir tvirtas, tai yra sandoros ženklai. Sandora nėra paprastas dalykas ir jūs esate išskirtinėme santykyje su Dievu. Šiuo būdu ir šitais ženklais jūs esate išskirti Dievo ir tikrai Dievas veikia jūsų gyvenime ne taip, kaip kitų gyvenime. Jūs ypatingi Dievo žmonės esate iš Dievo malonės per Kristaus auką, dėl jo atleidimo, dėl to, kad jis iššaukė. Ir paskutinis dalykas tai, kad jeigu dar nesate priėmę tam sprendimų gyvenime, svarbių tokių, priimti viešpatį asmeniškai, šauktis jo, sakyti, Dieve, tu mano būk sandoros Dievas. Aš darau sandorą apsisprendimą visam gyvenimui iki kol nueisiu pas tave visai amžinybei. Kas trukdo tam? Jis yra malonės Dievas. Jis viską atlikęs už mus. Tai va, ir pabaigsiu, pasimelsiu. Dėkoju viešpatie tau, dėkoju tau viešpatie už tavo meilę, kurią tu mums parodai. Dėkojam tau viešpatie už tikrus tvirtus ženklus, kuriuos tu mums duodi gyvenimuose. Ačiū tau, meldžiu, dangiškas tėve, tu vis daugiau atsiskleistum mums savo galybę mūsų gyvenimuose. Dėkojame tau
už tavo ypatingą meilę mums. Dėkojame tau už šitą nuostabų pašaukimą tave tikėti. Meldžiu to, dėkoju per Jėzų Kristų. Amen. Dabar kviečiu pagiedoti giesmę vieną Viešpačiui, tada švęskime Viešpaties atminimo vakarienę.
paskaitysiu. Pirmas Korintiečiams 11:23. 11:23. Aš tai gavau iš viešpaties ir perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir padėkojo, sulaužė ir tarė: imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kuris už jūs sulaužomas. Tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir gerite šitą taurę, jūs skelbite viešpaties mirtį, kol jis ateis. Todėl, kas nevertai valgo tos duonos ir geria iš viešpaties taurės, tas bus kaltas prieš viešpaties kūną ir kraują. Tai ištiri žmogus pats save ir tada te valgo tos duonos ir te geria iš tos taurės. Nes kas valgo ir geria nevertai viešpaties kūno neįskirtamas, tas valgo ir geria savo pasmerkimą. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir daug užmigusių. Jei mes patys save teistume, nebūtume teisiami, bet kai viešpats mus teisia, tai ir sudraudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu. Taigi, čia mūsų daugelis jau yra dalyvavę ir žino, ir svečių, tai aš tiesiog, ir kadangi visą pamokslą sakiau apie sandorą, tai tiesiog pasimelsiu, padėkosiu Dievui ir kviečiu dalyvauti atminimo vakarienėje. Dėkoju tau, viešpatie, už tavo kūną ir kraują, dėkoju tau, Dieve, šitą naują sandorą, malonę sandorą, kurią tu atnešei mums iki šitų dienų per savo tarnus. Tu ją išsaugojai, viešpatie, per užrašytą žodį. Dėkojame už tai, ką tu mums padarėjai, viešpatie. Tu įdėjai savo dvasią į mūsų širdis, tu mus atpirkai, užantspaudavai. Ačiū tau už Evangeliją, už gerąją žinią. Tikrai jinai yra gera, nuostabi, šita sandora tikrai yra puikusis sprendimas, viešpatie, nuostabusis. Dėkojam tau, viešpatie, švenčiame, prisimindami tave, tai, ką tu atlikai, tavo pralietą kraują, tavo atiduotą kūną už mus, mūsų nuodėmėms atleisti, sutaikinti mus su tavimi ir pastatyti į ypatingą ryšį, santykį su tavimi, ypatingą padėtį prieš tave. Dėkojame, viešpatie, ir švenčiame tai tavo garbiai, tave prisimindami per Jėzų Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Tai aš atsilaušiu duonos ir pasimsiu taurę, atsisėsiu. Paskui, kai jau maždaug visi pasimsi, tada ir suvalgysiu. Kviečiu daryti taip pačiai.
Atidausim, žiūrėjau, viešpačiui giesmę. Maldų poreikius dabar atneškime viešpačiui. Gerai, tai aš nuo savęs pasakysiu, ką turiu Dievui iš padėkų. Tai šią savaitę galėjo būti didžiulė nelaimė mums šeimoje, bet Dievas apsaugojo. Tai Dievui padėką noriu atnešti. Žodžiu, pradžioj savaitės vežiausi tokius sunkius mūrlotus, vežiausi su priekaba. Nu, tokie didžiuliai rąstai su priekaba vežiausi, žodžiu. Ir ne viską žmogus žino, žodžiu. Ir pasirodo, reikia, kai priekaba krauni kažkokius sunkius svorius, būtinai turi būti ant kablio mažiausiai 10% svorio daugiau negu kitur. Pas mane buvo atvirkščiai. Ir pradėjo bevažiuojant mėtyti, vadinasi angliškai snaking, paskui parodysiu. Pradėjo mėtyti priekabą ir pradėjo mėtyti visą mašinos galą. Ir ačiū Dievui nebuvo iš priekio mašinų, priešingo juostoje aš išvažiuoju, bandžiau sugaudyti tą mašiną ir apsisukau iš viso su visa mašina ir su priekaba ir iškrito visi. Su naujuku mes važiavome, žodžiu. Tai buvo daugiukai, sako, avarija, bet ačiū Dievui nieko, nei mašino apsidaužė, nei priekaba biskį ten gavo įlenkimą randą, bet toks dalykas, aš pasižiūrėjau YouTube'ai, paskui aiškinausi, kodėl taip atsitiko, kas čia atsitiko, galvoju, kodėl čia taip, bet nesuvaldoma, žodžiu, pasirodo, priekaboje tada turi būti stabdžiai, jeigu taip atsitinka. Esmė, manau, ta, kad nesubalansavau priekabos kraudamas ir greitį tam tikrą pasiekį, ten apie 70 jau pradeda mėtyti, viskas jau prasideda ir tas veiksmas beveik negrįžtamas, tu turi labai lėtai mažinti greitį, o aš atleidau iš pradžių, vis tiek mėto truputėlį ant stabdžių ir viskas, ir tada jau pradėjo sukt galą mašinos ir tada priekaba apsisuko, žodžiu, parodysiu, turiu ir paskui, kur mes ten ir neįgriovė, jo galvojau vers mašiną ten, bet neverti. Tai pasakojau Dianai, ten visą tą aptarėm ir paskui žiūrėjau YouTube'ai visą, kiek daug yra taip atsitikę su priekaba, tai sakė, su priekaba čia pats pavojingiausias dalykas ir pagrindinis dalykas, dėl ko su priekaba atsitinka avarija.
Ir kiek aš YouTube prisižiūrėjau, kiek būna avarijų, ten galvoju, nieko nebuvo. Tai galvoju, dėkui Dievui, tau, Dievas pasaugo, tikrai, kad nebuvo ten išpriekiot mašinų, niekas ir iš galo važiavo mašiną, bet pristojo moteris, sako, ar viskas gerai, sakau, viskas gerai, bet iki tol dar nebuvau išlipęs apžiūrėti, galvojau, gal ten priekaba ir mašinai kažkas pasidarė, bet nieko nepasidarė. Tai labai ypatingai laimingai baigėsi. Tokia galėjo baigtis, jeigu išpriekio mašiną, tai kaktomuša, arba tie rasti į kitą mašiną, ar priekabą, įgrebę, aš galvojau, versim, nes įgrebę jau buvau įsigandęs, nes mašina visi taip slydo visais 4 ratais mašinų. Įdomi ten. Bet Dievas pasaugojo. Tai va, dėkoju jam ir kartu, irgi pasirodo, kad daug ko dar nežinau ir nesuprantu. Tai va, padėka už tą apsaugą. Vaikai dabar, kai kurių tikinčiųjų, mūsų yra Kamelytė giesmių šventėje, nes mokiniai gieda toj giesmių šventėje ir dainų šventėje valstybinė tokia. Ir dėkoju Dievui už Dievo pagalbą toj giesmių šventėje Kamelytei, kad jinai ten išbūna ir pasiilgomės jos ir jinai mūsų pasiilgo, bet, sakė, būna ir rytoj turėtų grįžti, tai padėka Dievui, kad saugoja ją ten ir malda, kad ir apsaugotų rytoj grįžtų. Tai va, iš mano pusės tokie 2 dėkojimai ir maldos. Kas gal galite kažką papildyti? Kitą ketvirtadienį Jonavoje vyks miesto viešoje vietoje evangelizacija parke, ten yra scena, giesmių tokia programa ir liudijimo. Tai teks nuvykti. Ir jūs važiuosit? Jo, kažkaip. Jūs... Pasimelskime. Aha, gerai. Panaudotų, kaip jam patinka ir kad žmonių duotų, klausytojai duotų, kad šlovintojai ir kas liūdis, kad tikrai liestų širdis, ausis, kad būtų vaisius dvasios. Kelintą valandą gal žinote? 18:30. Tai čia panašiai kaip maldvakario laikas. Nes ir mes ketvirtadienį turime maldvakarį. Tai va, gerai. Ir gal dar turit kokių padėkų? Praeitą savaitę, kelionių žygių, viskas, ačiū Dievui, pasaugojo, viskas gerai, praėjo. Žygius ir kelionės, ne? Kelionės už praeitą savaitę. Gerai. Reikiu. Praeitą savaitę už Dievo veikimą, kad ir mažuose dalykuose iš tiesų tikrai visą laiką jauti Dievo prisilietimą, Dievo vardą. Gerai. Už sveikatą Už krėką. ir padėka ir aišku ir maldos poreikis ir toliau tvirtinti, mes stiprėjam, sveikstam. Ir už vaikų ir artimųjų išmėgimą. Dar prisiminiau, kad šiandien važiuosim į Kalvariją. Ir už Kalvarijos tarnavimą užrašysiu. Ir kartu po Kalvarijos tarnavimo dar užsuksime į tą vietą, kur bus stovykla apžiūrėti. Tai už Kalvarijos tarnavimą ir už tą dar kelionę iki tos stovyklos.
Gerai. Ar kas daugiau gal turit kokių padėkų viešpačiui, maldos poreikių? Dar. Tai Jomantas irgi ten giesmių šventėje, žinau, irgi. Aleksas ir Martina. Jo. Jo. Šiaip tai gal aš irgi tokią padėką už tą organizatorius visus tos šventės, nes vaikai kažkaip grįžta kitokį iš ten, jie labai paskui nori vėl po tų 4 metų važiuoti, tai kažkaip suvienija visą Lietuvą, tokį bendrystį ir to tautiškumo saugojimui, tai gal visai naudinga, aš manyčiau. Gerai, užrašiau tada. Už giesmių šventę organizatorius ir vaikus, kur mūsų. Gerai. Dar gal kas turit kokių padėkų, maldos poreikių? Prašymą turiu dėl automobilių sugedusių. A. Už Simono automobilį. Nežinau, dėja, kaip ten šią savaitę. Nu tai šlovė Dievui tada. Apžiūra, nu tai va, irgi poreikis, kad techninė, ne? Jau kad vaikų techninė, tai va, už tuos gendačius automobilius. Kad Dievas duotų išminties taisyti. Gerai. Už bažnyčios ministrų nėra bažnyčioje. Gerai. Dievas žino, kodėl, bet tiesiog jiems padėtų. Ir kaip, kas gali. Čia, ja, gerai. Kadangi ir superskaitė mintis, tai tik aš noriu dar papildyti, kad ir už visus, kurių šiandienai tikrai labai Dievo pagalbos reikia. Prisilietimo. Ir už narius, ir ne tik narius. Gerai. Tai va, tai užrašiau visus, jeigu viskas ar dar kažkas kažką. Jeigu ne, tai tada pasimelskime, o gal ką dar turite širdį prisiminėti, tai sakykime bendrai, tada toj tylos minutėj tas maldas viešpačiui atneškime. Dėkojame viešpatie tau už šitą savaitę, dėkojame už tavo veikimą per savaitę. Ačiū tau viešpatie už tavo apsaugą, dėkoju tau už vaikus, meldžiu, kad ir Kamelytė toj šventėje pabūtų saugiai, kad saugiai grįžtų. Už Gintarės vaikus meldžiu viešpatie, taip pat šventėje viešpatie, kad saugiai pabūtų ir saugiai grįžtų, būtų palaimintas laikas. Dieve, meldžiu už to šventės organizatorius, kad jie per šitą susibūrimą, Dieve, pažintų tave, kad toj šventėje viešpatie būtų apreikšta tavo šlovė, ne vien tik viešpatie toks tai geras pasibuvimas, bet kad tai būtų ir dvasinė nauda iš tos išveikos. Meldžiu už tą artėjančią evangelizaciją Jonavoje vakare. Meldžiu, kad tu palaimintum organizatorius, padėtum tarnaujantiems toj šventėj. Jeigu iš mūsų kas važiuos, viešpatie palaimink, pasaugok. Dėkojame tau už žygius, kelionės praeitos savaitės, kad Irena viešpatie turėjo atostogas praeitą savaitę. Dėkoju tau. Dėkojame už tavo veikimą per savaitę, meldžiame už sveikatas sergančių. Dėkojame, kad tu ir veiki, kada prašome, ir tu atsakai viešpatie, meldžiame, kas dar serga viešpatie, tolimesnio sveikimo, už mūsų vaikų ir artimųjų išgelbimą meldžiu, už Kalvarijos tarnavimą, kuomet vyksime, už tą stovyklą artėjančią vaikų. Meldžiu už giesmių šventę viešpatie, kad būtų vaikams palaiminta iki galo,
Duok išminties, Dieve, dėl mūsų automobilių, dėl tų žemiškų rūpesčių, kaip juos sutvarkyti su tavo pagalba. Meldžiu už bažnyčios narius, kurie ar atitolę nuo bažnyčios, ar negali dėl kažkokių priežasčių atvykti. Palaimos jiems, Dieve, tavo globos, artumo, sustiprinimo meldžiu. Ir visiems, kurie gal ir ne bažnyčios nariai, bet Dieve, glaudžiasi prie tavęs, nori geriau tave pažinti, nori tave suprasti, nori, kad tu būtum arti jų, Dieve, kad jie artėtų prie tavęs, kad tu atskleistum save jiems, parodytum, koks tu esi iš tikrųjų. Viso to dėkoju, visą tai dėkoju, atnešu padėką, Dieve, ir maldas tavo akivaizdą per Jėzų Kristų, mūsų gelbėtoją. Amen. Tai dabar skirkime minutę dar pasimelsti. Dėkojam ir meldžiam tavęs per Jėzų Kristų. Amen. Pagėduokime dar Viešpačiui. Čia gal ateik pagėduoti. Tu tik gėduok.